Sveiki žvejai, gamtos mylėtojai, kurie savaitgaliais būtinai praleidžia gamtoje, nebūna betoninėse dėžėse. Vakar aš atvykau į Mingėlių tvenkinį, bet pradėjus vakarop lyti lietui, nusprendžiau nebesilydyti ir permiegoti viename iš 5 esamų Mingėlių tvenkinėje namų, o atėjus varytui, matau, diena tikrai daug gražesnė. Pradėsiu ruoštis daiktus, neštis ant tiltelio ir mėginsiu žvejoti karpius, amūrus, eršketus, žuvis, kurie čia yra. Taigi, nešos daiktus. Nameliuose yra po 3 lovas, kas labai patogu. Taip pat yra šaldytuvas, internetas, televizorius. Labai komfortiškai viskas padaryta, tilteliai, nereikia kažkur eiti žolynus. Tikrai viskas super patogumui. Pasistatai netoliesi automobilį aikštelę. Visą informaciją galite rasti Facebook puslapį Mingėlių tvenkinys. Rezervuotis ir atvykti komfortiškai praleisti laiką. Kaimyniniuose nameliuose žvejai žvejoja, matau, turi puikių rezultatų, amūrų pagavo, karpių, o man dabar tenka rinktis žuklės įrangą ir taip pat pradėti žvejoti. Pasistačiau stovą, įsitiesiau meškeres, karpinių meškerių jau buvau senai benaudojęs, porą sezonų nenaudojau, gaudžiau vien tuos pačius karpius su Method Feeder, labai patiko. Šiandien sugalvojau, kad reikia būtent prisiminti, kaip gaudydavau su karpiniais kotais, su stovu, signalizatoriais. Tai daugiau nereikia budėti prie tų meškerių, gali tu nueiti užsiimti savo darbai, signalizatorius tau supipsies, praneš apie kibimą ir tu atbėgsi ar iš palapinės, ar iš namelio, tiek naktį žvejojant. Ir išsitrauksi kibusią žuvį. Reikia pasikeisti baterijas signalizatoriuose, išbandyti naujus boiliukus. Parduotuvėje viską žvejui, Extra Carp, 5 skoniai. Kas man patiko iš to varianto, tai kad atidarius boiliukų, jie yra ir 14 ir 16 ir yra 2 spalvų. Čianai labiau raudonesni braškiniai. Paėmus vaisinį tutti frutti, tai turim keletą spalvų irgi. Ryškiai geltoni, ryškiai raudoni. Kaip sakau, karpis pirmai kaip šarka, susidomi spalvą, paskui priplaukęs žiūri skaniai kvepia ir reikia suvalgyti. Krevetės, jūros gėrybių, kvapas, balti, raudoni, tai juos tikrai išmėginsiu. Senų boilių nesivežiau, teks juos kažkam atiduoti. Jaunuolį kokiam pradedančiam. Taigi, keičiu bateriją signalizatoriam, kabinsim boilius, mesim, pasišersim su raketa ir puikiai praleisim laiką. Krevetės, kalmaro čia toks. O čia raudoną uždėsim, ten geltons, čia bus raudonas. Voratinkliai skraido, jie kiskim. Method Feeder labiau patinka dėl to, kad viskas greičiau gaunos. Ant smeigtuką užvėriau boiliuką ir viskas. Nereikia jokia vašelė, fiksatoriaus. Čia reikalingi vašeliai, kitaip tu niekaip neužkabinsi. Vėjas vis labiau, kaip ir visą šią vasarą. Vėjuota, vasaros taip neturėjau. Vieną dieną pašildo, kitas dienas vėjas ir lietus. Nu ką, antrą meškerytę pasirašiau, užsimesiu, po to eisiu pasidaryti jauką. tą staliuką be kraštų reikia naikintis. Labai patogus staliukai, kur su kraštais ar vėjas, kas tikrai tu žinai, kad tau nenupūs jokių daiktų. Spombai naudosiu jau pagamintus šutintus kukurūzus.
Karbzum. Žvejai būtinai atkreipkite dėmesį į šutintų produktų kokybę. Kitus atsidarai, jie tiesiog tiek pridėta konservantų, nebėra natūralaus kukurūzo skonio ir tai gali neigiamai paveikti ir atbaidyti. Karbzum šutinti grūdai. Tiesiog natūraliai, tikrai vien kukurūzų kvapas. Ir jie yra tokie pokėčiai ir labai tvarkingi grūdai. Juos pačius galima dėti ant plauko. Nu, dėdi porą. Ir dar sumaišysiu su Madix karpiniu Skopex jauku, kad šiek tiek būtų jauka, tokį debesėlį dar duotų pritrauktus mailių tuo pačiu ir ateitų paskui mailių didelė žuvis. Aišku, reikia paskanint saldiklę. Permaišysim. Nu, bus skanumėlis. Jo, su spomba yra triukšmingiau. Ne visada taip tiksliai gali pataikyti, turi įgust labai. O kaimynai pasišeria su laivelio pagalba, kuris nuplaukia į pažymėtą vietą ir atgal grįžta namo. Su GPS, šiuolaikinė technologija ir vienu sykiu daugiau nuplukdina jauką, netriukšmauja. Ir tiksliai viskas vyksta. Nu, ateityje aš tikrai turėsiu laivelį ir tą darysiu pašėrimą su laiveliu, o šiandien su bomba. Taip, turim kibimą ant paskutinės meškeries, o atleidiniai iškas. Taip. Nu, kertam. Turim, kažką turim. Liuks. Bet tai labai eina savo, jie atleido. Ir atleido. Taigi ką, toliau permetam ir laukiam vėl kibimuko. Labai sukyla vėjas. Trečiam sektoriu žvejoju, ketvirtam, penktam, o antram aš. Yra pirtelė, kubilas. Oras labai taip įdomiai vėjas kaitaliuojas iš vienos pusės, iš kitos. Bet svarbu nebelyna, kaip vakar vakare. Prisigaminau jauko. Nu ir maždaug tam kvadratiniam čia plote aš susišersiu tais jauko gabalais. Aplinkui. Aš su vienas spombu tikrai tokio gabalo nenumešiau čia. 2 spombų reikia. Nu va. Pasišėriau. Galim plaukti krantą ir vėl toliau žvejoti. Turiu kažką, pagavau. Vieną prieš tai buvau pakirtęs, bet nutraukiau va, kabaluos nutrauktų valų, o dabar turiu. Siemam graibštą. Na, pasiūlė.
nepri. Aba, yra. Turim pagaliau gražuolį. Tai tokie vat kimbo mingėlių tvenkinyje. Realiai standartas tokie žuvytės. Nu, nespurnė. O, prašau. Liuks emocijos. Nu ką aš tikriausiai nieko nesversiu, paleisiu, šiltas oras, nemūčysiu jo. Nu, iki kitą susitikimą. Liuks, atvykite į Mingėlių tvenkinį, turėsit neišdildomų įspūdžių gaudant karpius. Mingėlių tvenkinys, 3 sektorius, 3 leptelis, takelis nuo leptelio 10 gerų metrų ir turim namelį, terasą su kėdėm, viduj šaldytuvas, susidėt produktam atsišaldyt, 3 lovos miegamos, staliukas, virdulys, dujos, elektra, šviesa, taip pat va terasoj, sėdint naktį žvejojant, nuo lietaus apsisaugojant. Taigi, puikus poilsis ir žvejyba Mingėlių tvenkinyje. Atvykite, tikrai nenusivilsite. Be to, 3 namelis yra galimybė ir su pirtimi. Taip pat lauke didelis stalas, pirtelė. Mingėlių tvenkinys.